Kai pradėjom 90-ais nepriklausomą Lietuvą, iš esmės nieks nesuprato, kas čia bus ir su kuo čia valgoma ta demokratija, kas tas rinkos ekonomika, vystantis valstybei. Po truputį pradedam suprasti, kas tas yra demokratija. Šiek tiek to laukinio kapitalizmo buvo, tos reglamentavimo trūkumo buvo. Tuo metu labiau buvo nekilnojamo turto plėtotojai, kurie realiai buvo konkurentai, bet matė, kad ta konkurencinė kova turėtų būti, žaidimo taisyklės turėtų būti nustatomos vienodos ir aiškios. Gimė idėja, kad gal mums reikėtų irgi susitelkti. Aš parodžiau iniciatyvą, mes susirinkom vienam viešbutį, iš viso tada gal kokios 44 kompanijos ir aš pasiūliau visiems pagalvoti apie tai, kad mums reikia veikti kartu. Buvo aišku, kad mes galime padaryti daugiau, jeigu bus mažiau stabdžių. Biurokratijos tam tikrų apraiškų jau matėme, kad kyla jau. Aišku, prisimenant tai, kas buvo prieš 20 metų ir dabar, tai be abejo šiek tiek šypseną kelia. Greitinė? Ja. Spirgai? Ja, dabar spirgai. Europos Sąjunga – tai nauja rinka lietuviškiams produktams, naujos darbo vietos ir didėjančios pajamos. Lietuva stojo Europos Sąjungą. Visi žinom, kad bus ir tikime, kad bus tik geriau, tik šviesiau, bus daug plėtros, bus daug investicijų. Darni plėtra, iš tikrųjų, sakyčiau, tikriausia buvo viena iš pirmųjų organizacijų, kurioje darni plėtra įgavo ne tik tai kaip žodžio skambesį, bet kartu ir prasmę. Kiekvienas narys, kuris jungiasi, jis tikrai turėjo tą vadinamą tokį atsakomybę prieš Lietuvą jausmą ir tas vedė mus, kad mes turim jungtis, kurti kartu gražesnę Lietuvą ir tuo pačiu gražesnius produktus. Užsiimti tą švietimu ir telkti, būtent telkti, atstovauti, kelti kokybę mūsų verslo, kelti atsakomybę mūsų verslo. Prisijungimas prie organizacijos yra tam tikras įsipareigojimas. Kalbėti vienu balsu, kalbėti tvirtu balsu, būti ne pavieniais pirštais, o būti kumščiu. Deja, po tokio staigaus kilimo dažnai, labai dažnai grįžtama prie staigaus nusileidimo. Rinka tai per 20 metų keitėsi, kilo, krito. Labai didelį dėmesį skyrėme teisinės bazės tobulinimui. Prisimenu aštrią kovą, diskusijas ir spaudoje, ir per televiziją apie tai, ar gali būti nedideli butai studijos. Mums pavyko tai įveikti. Buvo padaryta labai nemažai gerų patobulinimų ir teritorijų planavimo įstatyme. Jeigu palygintume, kaip atrodė pastatai prieš 20 metų ir kaip jie atrodo dabar, akivaizdu, kad jie yra ženkliai kito lygio, kokybinio lygio, energetinio kito lygio. Funkciškai jie ženkliai yra geresni. Mes išgyvenome tokį bangavimą, kurį galima turbūt tik audringo jūro išgyventi. O mūsų asociacija, kad išliko, kad jos narių kiekis didėja, tai parodo, kad vis tik laikomės tvirto ir teisingo kurso. Pagrindinė vertybė tai ir yra kurti geresnės, aukštesnės kokybės projektus. Užtikrinti saugumą ir investuoti į tai, prisidėti prie to, tapti pelningai veikiančių sektoriumi, kokybiškai veikiančių sektoriumi, padedam užtikrinti šalies ekonominį gyvybingumą, gyventojų, žmonių saugumą. Šiandien dienai valstybė pasirašė susitarimą, reiškia tik pareiškus savo norą, ko jai reikia, gavo suprojektuotą, pastatytą ir aptarnaujama ir valdoma visą savo pilnai infrastruktūrą, ko reikia valstybės gynybai. Nekilnojamas turtas tampriai susijęs su gynybos reikalais. Lietuvoje dabar pastatyti yra 3 kariniai
pavieniai miesteliai. Tai PPP mechanizmas, kurį mes pradėjom būtent LNTPA, leido įgyvendinti projektus valstybei neturint pinigų, bet gaunant jai reikalingą infrastruktūrą. Mūsų miestai gali būti gražesni, kokybiškesni, žalesni, švaresni, tvaresni. Kasmet mes matome, kad tikrai yra nemaža ir didelė pažanga. Ir ypatingai tą ir pastebi ir gyventojai, kadangi aplinkos tvarkymas, želdinimo klausimai yra iš tikrųjų vos netobuli kartais. Dauguma dalykų, kurie anksčiau atrodė nesuderinami, jie dabar puikiai dera ir darbas, ir gyvenimas, ir paslaugos. Mes iš tikrųjų būsim vieni iš lyderiaujančių Europos Sąjungoje su savo projektais, su savo architektūrinė kūryba, su savo objektais ir tikrai atvažiuos žmonės pas mus iš viso pasaulio, manau, kad pasižiūrėti ir pasisemti pavyzdžių. Nes ir dabar matom, kai naujai nariai būrėsi, jie žino apie organizaciją, žino apie vertybę, žino apie mūsų etikos kodeksą, jie žino, į kokią bendruomenę jie ateina. Daug buvo, pavyzdžiui, turtingų bankininkų, bet mes jų neprisimename. O jeigu žmonės išvysto gražius kvartalus, pastato gražius objektus, tai jų vardai išlieka ilgai. Reputacija yra tai, kas yra turbūt nenuperkama arba labai sunkiai išauginama ir labai lengvai prarandama. Ta bendrystė, partnerystė, veikimas kartu yra esminis tikslas, dėl ko mes susikūrėm ir dėl ko mes einame į priekį.